ką, labą rytą, chebrytė. Iški kamera kreivai. Na va, susuksim naują vidosiuką. Seniai besukau. Ir šiandien lėksim mes į Klaipėdą vėl. Vėl atėjo laikas mums nuvažiuoti į Klaipėdą. Tai va, šiek tiek dar važiuodams papasakosiu, apie ką naujo darysiu, ką ten nusipirkau, kaip šiaip sekas dirbt. Lauke va sninga, -3. Atėjo žiema, bet nieko. Dar čia va praeitą savaitę ir sirgau. Tai važiuodams, gal būtų ką pasakoti važiuojant, supasakosiu važiuojant. O dabar ką, dar palaukiam 5 minutės ir startuojam pasikraut. Pasikrausim ir minsim link Klaipėdos. Ir papasakosiu važiuodams vis po truputį, kas naujo, kas gero, kas seno, kokie pasikeitimai pas mus. Tai va, ką, spaudžiam pedalą ir lekiam pasikraut. All your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. Na va, chebrytė, atvažiavom pasikraut, bet jau sėdim kuris laikas ir niekas nežada mūsų kraut. Jau valandėlę laukiam. O dar šiandien sulakstyti reikia iki Klaipėdos ir atgal. Ne kažką. Tai va, reikaliukai tokie, laukia dar vis sninga. Tai va, dar praeitą savaitę čia buvau, pasirodo, COVID susirgęs. Net pats nežinojau. Nes kai nusipirkau tą palapinę biškį, sugalvojom nakot. Tai biškį sušalau. Galvojau, peršalau. Nosis bėga, gerklę skauda. O viskas pasirodys, tie tokie pirmieji nosies bėgimai pirmadienį. Ir galvojau, kad nosis bėga. Paskui vieni draugai parašė, su kuriais sekmadienį buvom susitikę, kad tipo, jiem teigiamas koronos testas antradienį parašė. Trečiadienį parvarau namo, galvojau, kad ir man tada korona. Pasidarau testą. Rodo neigiamą. Dar va dabar pakosiu dar prikimęs. Tai pasidarau testą, rodo neigiamą. Varau toliau, dar peršalęs, ten su nupretus visokius geri, dar kažką nuo gerklės čiulpiam pasiimi vaistų. Ir parvarau, paskui penktadienį taip visai kažkaip labai blogai jaučiuosi. Toks maišų muštas kažkoks. Tai pasidarau dar vieną testą, nes pas mus mokykloje pas vaikus duoda nemokamai testus. Jeigu įtari, kad gali sirgti, ir rodo, ko puikiausiai teigiama. Tai supratau, kodėl toksai visą savaitę maišų daužtas buvau. Ir ta nosis bėga, gerklės skauda ir galva tokia sunki visa, temperatūros nieko nebuvo. Tai dabar jau panašu beveik išgijom, dar biškį prikimimas jaučiasi, nes tokia kažkokia kaip ištinus gerklė buvo, visa skaudi. Ir sloga belia kokia, tai sloga dabar irgi jau pasiėmiau vaistų rimtesnių biškį, nes nupretas į nevelnį nepadėjo. Tai va, tai tokios pas mus naujienos, tokios ligos užpuolė. Pas mus čia kontoroj kaip ir nieko naujo, toliau sukamės ratu ir dirbam. Niekas nepasikeitė.
O dar vis kartais įmetu kokį jum vidosiuką. Tai kažkur važiuoju, kažką įdomiau pamatau. Tai dar pamatyt, tai dar kažką, tai va, iš Kryžių kalno, kada Giuslėnį važiavom. Tai užmeskit akį, jeigu kažkam įdomu. Pasižiūrėti, gal kažkas nebuvę. Kaip ten viskas atrodo. Tai va, ką tiek dabar kol kas. Laukiam to pasikrovimo, pasikrausim ir minsim į Klaipėdą. Na va, chebrytė, panašu, kad iš Klaipėdos negrįšim šiandien. Nes jau 4 valandas viršum laukiu rampos. Ir niekas nežada krauti kol kas dar. Kolega prieš mane įvažiavo, turime vienas pats su kitą atvažiavom, jis jau gavo rampą irgi taip pat į Klaipėdą varys. O aš dar nifiga negavau. Šudelis visiškas. 4 valandas, tai dar to laiko yra, bet vis tiek 3 valandas vieną pusę, 3 valandas į kitą pusę. Negerai, 6 valandas jau vien tik važiavimo. O dar uosto, jeigu laiko negausi gero, reikės laukti. Tai bus kažkur nakvynė pakeliui, atgal grįžtant. Tai va, sakau, papasakosiu, kad strigom iš čia. Vakar taip pat buvau pastrigęs, 12 valandą vos ne rampą gavau. Šiandien lygiai tas pats, nes tų tentų belie kiek priliekė. Tentų, šaldytuvų, ko tik nori. Čia prieš 2 savaitės realiai tuščia būdavo. Dabar šią savaitę kažkas čia pirmadienį dar normaliai, antradienį, trečiadienį, tai čia šis tragedija. Kur jie čia visi velka, tai tiek tų baldų. Tai va ką, laukiu dar vis rampos ir matysim, kas čia toliau bus. Na va, chebrytė, tik su jumis pakalbėjau ir iškart realiai gavau žinutę, kad rampą gaunu pagaliau. Tai pradedam krautis 11:34 ir dar pasivažinėti reikės normaliai. Tai va, laukiam, kol čia mane pakraus ir spaudžiam ant greičio į Klaipėdą. Tai va, tokios kol kas pas mus, tokie pas mus reikalai. Pasikraunam ir gazas dugnas į Klaipėdą. Na va, chebrytė, pakrovė mane ir galėsim lėkti jau link Klaipėdos, dokumentų palaukia biškį. Saulė spigina. Pasikrovėm, bent jau tiek gerai jau. Ką čia mes tų valandų turim? Suku, negaliu knopkės paspaust, pažiūrėti. Valandų turim po 12. Ne kažką. Vėlokai mes čia išvažiuosim. Va. Sustojam, pasimam dokus ir jau spausiu per pedalą. Paskui važiuodams dar kažką suvazarinsiu, kažką papasakosiu. Na va, chebrytė, viskas, pagaliau išlėkiam. Kiek čia, 1:30. Nu ne kažką, vėlokai. Bet ką, saulutė šviečia, paukštukai čiulbau, nors ir žiema. Minam per tapkę ir, aš žinau, pasimatysim pakeliui dar gal. Arba Klaipėdoje, nežinau, kaip sugalvosiu. Spaudžiam per pedalą.
city's on fire. There's a party in the streets and the city's on fire. There's a heat wave rolling in. Nu ką, chebrytė, atlėkėm jau Klaipėdoj. Jau važiuojant, kaip ir nepakalbėjau, kažkaip buvo nepatogu viskas pasijungti, apsisukti kamerą. Tokie laidukai trukdo. Tai va, tai atvažiavam, dar reikės man į muitinę nueiti, dar eksporto deklaraciją pasidaryti. Pasirodo, dar biškį laiko pagaišt. Paskui važiuoti į KKT, ten dar laiko pagaišt. Oi, bus reikalų šiandien grįžti. Nieko gero, nieko gero. Tai va, dar chebrytė, turbūt matėt, kad nusipirkau palapinę. Ta palapinė yra ant stogo, galima miegoti 5, bet reikia 2 raskladuškių. Tai įsidedė pirmam aukštį 2 raskladuškės ir gali miegoti 2 žmonės, viršui 3 gali tilpti. Šiaip daug vietos pakankamai įsilankščius. Tai va, tai aš joje miegojau ir ta palapinė dar turi šildymą. Tai yra čemodane padaryta tokia webasta įdėta, įkiši vieną šlangą pačioj, kaip pavyzdys, dedi kitą šlangą ant trišakio ir nuvedi į 2 aukštą. Ir gali abu aukštus šildytis. Aš kai pasiėmiau ją pasibandyti, praeitą šeštadienį jo. Ja, praeitą šeštadienį, tai ne, užpraeitą, ne praeitą, praeitą namie prabuvau. Užpraeitą šeštadienį pasiėmiau pasibandyti, tai nepasiėmiau trišakio, kad pirmą aukštą šildyt. Bet viršui tai buvo belia kaip karšta, turmenį gali prišildyti nesveikai, laukia buvo +6, palapiniai buvo +28. Ir nežinojau tiksliai kaip pasimažinti normaliai. Nes kažkaip pasakė, kad tenai kepsukų 1,9 tik tai mažinas, o pasirodo iki 0,9 mažinas. Tai gavosi toks bairis, kad nepasimažinau, buvo belia kaip karšta. Ir ji pakankamai stipriai dirbo, turėjau tokį seną akumą, aš jį ale pakroviau. Ir 3 nakties man tas akumas nusėdo ir išsijungė šildymas, o tada tai buvo šalta. Tai va, tai reikia nusipirkti naują akumą ir bus galima turistaut, kad ir žiemą, kad ir prie minusų. Sakė, jis pats išbandęs šalčiausiai prie -5 yra. Ir buvo viskas normaliai, miegojo. Tai va, tai reikia įsigyti kitą akumą gilaus iškrovimo. Nusipirkti pakrovėją, kuris greitai krautų. Ir, pavyzdžiui, važiuojant mašinai, tu gali pasijungti nuo 220, pavyzdžiui, trafo pasikrautą akumą. Naktį pamiegi ir kai jeigu vėl važiuoji kažkur toliau, gali jį vėl krauti bagažiniai važiuojant. Tai va, tai tokie pas mane nauji pirkiniai. Tai planuoju gal kažkurį savaitgalį, jeigu bus toks normalus, be vėjo, kažkokia lietaus nežadės, gal varysiu vienas į mišką su palapinė kažkur ir nufilmuosiu kontentą, kaip man sekas vienam turistaut žiemą ir kaip veikia šildoma palapinė. Jeigu blogiausiu atveju kažkas atsitiks, tai užsivesiu mašiną ir mašinai pamiegosiu. Tai kaip ir kažkas baisaus nėra. Tai va, tai bandysiu paturistaut, lūžiuką užsikur, dar kažką įsikept gal ir panašiai.
Gal sūnų dar pasimsiu, nežinau, dar galvoju. Gal dviesiam varysim. Tai pasakykit, ar būtų įdomu pažiūrėti tokį dalyką, kaip paturistavimas žiemą su palapinė. Ir aišku, dar bus geras išbandymas. Aišku, prie kokį -20 tikrai nevažiuosiu, nes apskritai būtų šalta bus. Bet jeigu kažkas suksis apie 0, ten iki minus, va kaip dabar -1, va pavyzdžiui, Klaipėdoje atvažiavau, tai va tokiu oru būtų visai įdomu išbandyti. Tai va, tai parašykit, ar bus įdomu. Tai va tokios naujienos pas mane. Dar va nosį susikišus visas, kaip per nosį kalbu. Tai va, tai ar būtų įdomu, ar laukiu dabar, kol leis man įvažiuoti. Įvažiuosiu į uostą ir eisiu iki muitinės. Tam pasidaryti kažkokią deklaraciją, pasidarysiu tą deklaraciją. Nusimesiu čia konteinerį, važiuosiu į kitą uostą pasiimti konteinerį. O ten tai gali būti reikaliukų. Nežinau, ar eilė yra, ar nėra. Jeigu yra, tai ajajai. Tai va, tiek naujienų. Laukiu dabar, dar užkasiu kažką, nes visą kelią važiavau, nevalgiau. Ir pasimatysim dar. you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can't think this was never meant to happen. You and me, you and me. I can't help it. Nu ką, chebrytę pasėmėm paskyrą, nusėmėm konteinerį
Nežinau, matęs ar nematęs, mums filmavo, bet belė kokio dydžio laivas stovėjo, krovėsi anam uoste. Tai nežinau, tik kiek matysis jum ten. Belė koks didumo. Dabar lekiam pasimti konteinerį tuščią ir galėsim šaut link namų. Tai gal dar mes čia visai kol kas bent jau sėkmingai judam. Dar turim 5 valandas iki pabaigos bendro. Tai gal dar užteksim laiko. Nes to spaudžiam greičiau, užsimt eilę, nes dar reikės jau čia eilėj pastovėti. Kol važiuosim į uostą, kol užkels. Ir kai užkels, tada lėksim link namų. O dabar spaudžiam greičiau į uostą. Kodėl, blemba, toks bardakas čia tam KKT eina šiknon? Visi važiuoja, bet kaip, eilė didžiausia išvažiuoti, važiuoti irgi laukti, va Jezu. Darė, atrodo, kaip geriau čia persidarė viską įvažiavimus visokius, vis tiek gavos kaip visada. Visi belė kiek laukia. Kažkokia čia nesąmonė. Atvažiuoju, po belė kiek lauki laiko ir jokio tolko iš to. Tai va, kaip matot, sėdim, laukiam, bandysim išvažiuoti kažkokiu būdu. Iš čia. Whispers in my head, what you gonna do? So take it, kid, oh yeah. 왠지 껴내려 해, 쉽잖아도 진실한 나만 내 believes. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 없니? 왜 당당하게 살지를 못해? Keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall,
진실한 나만의 beliefs 차가운 바다 그득하니 앉아 내 마음속에 새겨둔 작은 위로를 또 꺼내야 나 우울함의 파도를 가라앉혀 But when you feel like giving up remember keep walking your way don't look back 너만의 길이야 Even when you fall don't look back 사실은 말이야 Nobody knows Nobody knows Cause it's only yours Only yours yeah Nobody knows Na va, draugai mėly. Draugai ir žiūrovai grįžom. Užsiregistravom rytoj krautis. Tai va, tokia buvo dienelė. Parlikim, kiek čia buvo likusias 5 minutės iki 15 valandų. Sugaišom šiandien dienelę. Šiaip Klaipėda visai greitai, viskas sukosi, viskas neblogai. Prisiminiau, kad dar buvo prašymas, kad papasakočiau, kaip su konteineriu darbas vyksta. Tai galiu kažkiek papasakoti tik tai, kaip vyksta pas mane, nes tenai, kur važinėja su visais konteineriais, aš nežinau, nes aš nedirbau nei karto. Šiaip kiek aš žinau, tai ką, nuvažiuoji į uostą, stoji į eilę, eini pas moteriškės, tenai tau duoda dokumentus, tada važiuoji, užsikeli konteinerį, tada dažniausiai turbūt važiuoji į muitinę, išsimuitinti, važiuoji išsikrauti ir jeigu gaunai tą patį konteinerį pakrovimą, važiuoji pasikrauni ir grįžti vėl turbūt į muitinę arba ten kažkur tam pačiam mieste gali būti muitinė, kuriam krovėsi ir važiuoji vėl į uostą, vėl atvažiuoji į eilę, priduodi dokumentus, gauni vietą, kur nusikraut. Nusikrauni ir vėl imi tuščią. Gal vienam uoste, gal kitam. Tai visaip turbūt būna. O viso kito, tai aš nežinau, ką konteinerį užsidedi, fitingus užsisuki, prisitvirtini, kad nenukristų konteineris ant posūkių ir važiuoji. Šiaip pagrindė važinėja visi visą savaitę su nakvynėm. Aš važinėjau čia po Kauną. Realiai tik tai va išsiuntė dabar akumus užsikrauti. Tai va, tai taip ir vyksta tas darbas. Tai nežinau, ką daugiau papasakoti. Paklauskit smulkiau konkrečiai, kas domina. Aš jums papasakosiu, tai jeigu galėsiu pasakoti. Kažką, nes negaliu visiškai smulkiai viską papasakoti, nes konkrečiai nėra taip, kad aš važiuočiau su bele kokiu konteineriu. Aš važiuoju tik tai vienos įmonės į vieną vietą. 99,9 mano procentų važiavimų tokie. Tai nežinau, kaip papasakot, nes pats nežinau tiksliai. Va, turbūt video matėte, kad atvažiavau pasimti konteinerę, nepamačiau, kur konteineris stovi, nusigrybavau, apsisukau, dar kartą apsisukau, tada vėl grįžau. Tada pasirodo, kad pravažiavau, nes galvojau, kad dažniausiai būna tie konteineriai sudėti. Man rašė, kad yra pirmam aukšte mano konteineris, bet dažniausiai būna vienas ir likęs tas konteineris toj krūvoj. Ir aš žiūriu į tokius, kur po vieną likę ir ne vieno nemačiau, o pasirodo, kad mano konteineris, paskui kai išlipau, dar pasižiūrėjau, pasirodo, kad mano konteineris buvo apačioj, bet buvo ant viršaus dar 2. Tai 2 prieki mašinos pasėmė tos konteinerius, o mano konteineris liko apačioj ir aš jį pasėmiau. Tai va, taip gali paskui prisigrybauti, nes visko ten būna. Šiaip susirasti tam, kad tai labai sudėtinga. Šiaip, kur buvau pirmajam uoste Smeltėj, tai tenai nesudėtinga labai. Ten C1, C2, tai pasižiūrėjai tą mepsę,
rodo, pro kurį važiavai, nulėki ir viskas, o ten KKT tai būna labai nestampa. Išsikrauti, nusikelt konteinerį pilną, tai kaip ir normaliai viskas. Tik kad labai tų daug raidžių, daug visko, tai, bet šiaip normaliai sužymėta viskas. O pasimti tai tenai tragedija, ten K raidė, V raidė, R raidė, turiniai ten K raidė, tai ten tik įvažiavus, R raidė, tai įvažiavus toliau, pervažiavus kanalas, toks yra, pervažiavus kanalą po kairę viskas, tie konteineriai, o mano buvo V raidė, tie centre, tai ta, kur ten ir pasėmiau. Tai. Nu, turiniai, ten reikia žinoti, reikia šiek tiek. Ten nuvažiavus nusikelt, tai tenai parašyta ten E1, E2, į kitą pusę E, tai kaip parašo ar E1, nu ir ten 50, 60 vieta ir panašiai. Kaip matėt, kur nusiminėjau tą mostę, tai tenai jau kranas net laukia. Būna kitą kartą, kad pavyzdžiui, tarkim, tau nurodo vietą, kur nusikelt, bet prilėkė koks nors ten autokaras, dar kas nors, tai, ar ten tie, kur vežioja, sako, per raciją man pasakė, kad tau pasakyčiau, kad tu nuvažiuotum ten ir ten nukels tave. Nu, visko būna. Visai būna. Kaip sakant, kai dirbi ir išmoksti po truputį, sakau, su uostais nelabai moku, nes aš juos labai retai važiuoju. O čia pas mane tai labai paprasta. Gavai SMS-kę, stoji prie rampos, nuo rampos nuvažiavai, pasiėmė dokumentus, nuvažiavai ten, ateina kranistas, nukėlė, uždėjo tuščią ir vėl lėki čia krautis. Viskas, turiniai čia daug mokslo nereikia. O uoste tai biški reikia žinių, kaip sakant. Žinoti, kur nueiti, žinoti, ko paprašyti. Tie uoste darbuotojai neypatingai draugiški. Ten kokio kroviko to paklausi, tai nepatenkytas, ko tu mane čia trukdai, ko tu klausi. Atvažiavai, turi vos nežinoti. Visokių yra, žinai. Žmogus gal nenuotaikoj būna. Bent jau man taip yra buvę, tai kad klausiu, tai ir nepatenkintas atsakinėja. Visai būna. Tai va, toks tas darbas su tais konteineriais. Šiaip fizinio darbo nėra realiai. Atidaryti duris, uždaryti ir fitingus susisukti. Nu, būna įsišluoti reikia. Dar vienas būna fizinis darbas, pakankamai gali būti sunkus. Tai jeigu konteineris šlapės, čia man buvo, tai reikėjo visas lubas, tai tas su skudurais, su viskom, tai valiau, džiovinau, tai atsidaręs ant vėjo, stovėjau, kad pradžiūtų, tai nes nekrovė. Nes baldai ir tos paletės ant tokias vienkartinės, pusiau popierinės, jos ištiša, jeigu bus drėgna. Tai drėgna gal nelabai, bet šlapia, jeigu bus. Tai tas lubas valai, tos lašus, prikrenta ant grindų, paskui grindis tenai 20 kartų su visus skudurais, ten pirmyn atgal, sukau, tai. O drėgnas būna dėl to, kad konteineris, jeigu būna labai purvinas, grįžta į uostą, jį išplauna ir uždaro duris. Tai kas atsitinka su drėgme, jį visą pakyla į viršų ir sakaba ant lubų. Šiaip būna kitur, nežinau, ar užsienį, ar ir Lietuvoje kartais deda tokius, nežinau, kaip pampersai, tokie drėgmiai sugert, prikabina visur priekį, gale, per vidurį primėto ant žemės, tai tie sugeria drėgmė. Konteineris tiek garoja kažkiek drėgmė ir sueina į tos, tai jis būna biški drėgnas, bet labai nedaug. Ten pavaliai, galbūt biški ir viskas. O čia tai išsivaliau viską, atrodo viską, drėgna, tik tai likę, ne kabo lašai. Ir atvažiuoju čia, pasistatau ant rampą, sako, ne, per šlapės, važiuok nuo rampos ir vėl valiau, dar kartą primėtė skudurų pilną konteinerį ir šluotytę pasiėmęs, apsivyniuojęs ir varai visas lubas. Tai tokio būna fizinio darbo, bet jeigu konteineris tvarkingas arba kokia ten mediena kraunėsi, tai ten gali būti šlapės ir sniego ir ko ten tik nori, gali būti vienodai rodo. Tai niekam neįdomu. Tai va, toks tas darbas, taip sulakstėm, dar vienas mano naujas epizodas, dar va, nosis vis užgulta šiek tiek, bet jau geriau daug, prasirgom koroną antrą kartą per visą laiką, tai nieko, gyvas, sveikas, balsas jau irgi daug maž atsistatė jau
Buvau belia koks užkimęs, reikėdavo užrėkti, garsiau pasakyti, tai būdavo ir dingsta balsas, tuščia. Tai va, tiek žinių. Ačiū, kas žiūrėjot. Įsiplėčiau čia monologą. Ačiū, kas žiūrėjot. Pasubscribinkit, palaikinkit, išaukit komentarą. Ką dar galėčiau papasakot kitam video, jeigu kažką sugalvosiu sufilmuot. Ir laukit naujų video. Su palapinė galbūt kažkokioj vietoj vėl atsidursiu, kur galima bus pafilmuoti, kažką jums parodyti. Ir pasimatysim per kitą video. Ate.